Sveiki visi atvykę į dar vieną pamokos epizodą ir sugrįžau su dar vieną pamoką, kuri bus kaip pasileidus naršyklę Chrome, kaip padaryti, kad jūsų naršyklė, jeigu jūs naudojat Chrome, tiesiog paleistų puslapius, kuriuos norit, vietoj Google'ės, vietoj kažkokių kitų nesąmonių, kurių jūs nenorit matyti. Tai turėtų veikti ne tik ant Chrome, bet aš parodysiu, kaip tai veikia ant Chrome. Taigi atidarom Chrome, dabar pamatysit, kas bus. Mano kanalas. Jeigu man greičiau krautų, tai būtų dar geriau. Mano fanų puslapis, Twitteris ir SKFM-as. Tai kaip tai padaryti. Spaudžiam čionais, nueinam į nustatymai arba settings, kaip norit tai vadinkit. Tada on startup paprastai bus arba šitas, arba dažniausiai bus šitas. Tai tiesiog open a specific page, arba lietuviškai atidaryti puslapį, kurį norite, ar kažkas tokias, spaudžiat set pages. Ir nueinat, pavyzdžiui, mano kanalo nuorodą, skopijuojat, įklijuojat, spaudžiat OK. Ir pasitikrinat, ar tikrai viskas gerai. Man tai labai pavadinimas nepatinka. Galim išbandyt. Krauna. Dar vienas puslapis. Ir dabar yra 2 kartus mano kanalas. Jūs galite kiek norite puslapį prisijungti. Ir nepamirškite paspausti like, komentuoti. Ir sutiksime kitą kartą. Iki!